Onkologinių ligonių gydymas yra sudėtingas procesas, reikalaujantis ne tik gydytojo onkologo, bet ir paties paciento pastangų. Nekyla abejonių, kad geriausi rezultatai gydant onkologinius ligonius pasiekiami kartu taikant chirurginį gydymą, taip pat spindulinę terapiją bei chemoterapiją. Šiuolaikinis gydytojas onkologas chemoterapeutas, taikydamas naujas technologijas gydant onkologinius ligonius, taip pat naujausius preparatų derinius, nepalieka be dėmesio ir fitoterapijos. Ji labai svarbi onkologinių ligonių reabilitacijos laikotarpiu. Tačiau onkologiniai ligoniai turi žinoti, kad vėžio vien žolelėmis neišgydysi, o vartoti vaistažolės ne pagal indikacijas gali būti ne tik neprotinga, bet ir pavojinga. Deja, su tokiais atvejais mes gydytojai onkologai dar susidurėme. Pradėti gydymą reikia naudojantis šiuolaikinės medicinos pasiekimas, o fitoterapiją taikyti tik po to. Esu girdėjusi, kad atsirado naujos paskirties medicininis preparatas Lidonium, kuris atstato organizmą po vėžio. Norėčiau paklausti, kaip jis yra vartojamas, nes viena mano klientė pasakoja apie šį preparatą ir sakė, kad jis jai padėjo, todėl norėčiau sužinoti apie jį plačiau. Džiaugiuosi, kad domitės preparatais vaistažolinės kilmės, kurių amžius jau yra gana senas. 1860 metais rusai, olandai, vokiečiai moterims suleido ugniažolės sulčių, ugniažolės arbatos į krūtyje esantį vėžį ir pastebėjo, kad krūtyje esantis vėžys pasidarė minkštesnis, o po kelių savaičių aplamai atsirado naviko ribos. Tai buvo didžiulis atsiekimas, kad augalinės kilmės preparatų gali sustabdyti vėžio ląstelių dalinimąsi. Patį telikinį. Nuo to laiko praėjo daug, vos ne 150 metų, kol įvairiose mokslinėse laboratorijose Amerikoje, Kanadoje, Vokietijoje, Lietuvoje, Ukrainoje buvo atrinkta pačios veikliausios ugniažolėje esančios veikliosios medžiagos alkaloidai ir ekstraktai jų paruošti atitinkamai, pridėta dar švelninančių augalinių priedų iš gysločio, medatkos, amino rūgščių, metionino, cisteino, seleno ir gana sukurtas, vadovaujant Kijevo gydytojų tobulinimo institutui, sukurtas žolinis preparatas Lidonium. Yra naujas lietuviškas preparatas Lidonium. Tai yra augalinis preparatas su ugniažolė, kuris buvo sukurtas kartu su fitoterapeutu Ruolė, kuris jau daug metų dirba Vilniaus universiteto onkologijos institute. Šis preparatas yra gerai toleruojamas, turi mažai nepageidaujamų reiškinių. Jį galima vartoti po radikaliojo gydymo, esant susilpnėjusiam ląsteliniam imunitetui, turint virškinamojo trakto problemų, taip pat simptominiam gydymui, kai dėl tam tikrų priežasčių negalima taikyti chemoterapijos, kai norima pagerinti onkologinių ligonių gyvenimo kokybę. Preparatas Lidonium yra vartojamas po vieną tabletę 2 kartus per parą. Vartoti reikia 21 dieną, po to yra 7 dienų pertrauka. Viso rekomenduojami 6 ciklai. Dėl tolesnio gydymo reikia pasitarti su gydytoju. Dėkoju firmai Valenčiui, kuri įgyvendino šio preparato gamybą. Gerbiami žiūrovai, atsargiau būkit su preparatais ar su ugniažolė, be ugniažolės, kitais, kurie yra be serijinių numerių, kuriais prekiaujama turguose, nešiojama po skyrius. Ir tokių žmonių bijokite iš viso, iš esmės, kurie jūs atkalbinėja nuo radikalios chirurginės operacijos, nuo chemoterapijos, nuo spindulinės terapijos. Žemės rutulyje Saudo Arabijoje milijardieriai gyvena. Deja, toks pats chemoterapijos skyrius, kaip ir pas mus, toks pats radioterapijos skyrius, tokio pačio lygio chirurgai. Tie už milijonus Amerikoje, Saudo Arabijoje, kaip minėjau, gali viską nupirkti. Deja, vėžio išvaryti iš kūno užkalbėjimais, elektromagnetiniais laukais, tvarkant, nežinomais augalais neištyrinėtais, negali. Tad būkime saugūs patys savo, gerbkim patys save ir pirkim vaistus visgi vaistiniai.
Noriu atkreipti gerbiamų žiūrovų dėmesį, kad kas antras vėžys Lietuvoje yra diagnozuojamas 3-4 stadijos. Tai yra užleista liga, kuri reikalauja sudėtingo, ilgo gydymo. Taigi būkite budrus ir atsiradus menkiausiams negalavimams kreipkitės į gydytojus.